Sveiki! Šiandien išbandysime naują lietuvišką programėlę Žmonės Magazine. Na, popierinį žurnalą ko gero bent jau vartę esate visi, o čia yra elektroninė versija skirta telefonams su Android operacinė sistema. Taigi, tik jungus programėlę, ji parsiūs naujausio numerio keletą pirmųjų puslapių. Kaip matote, pats žurnalas yra puikios kokybės. Net ir labai priartinus, nuotraukos lieka pakankamai ryškios, o tekstas puikiai išskaitomas. Žinoma, poreikio pritraukti tekstą galite išvengti, naudodami šitą žurnalą su planšetiniu kompiuteriu, pavyzdžiui, Samsung Galaxy Tab. Peržiūrėję duotus pirmosius puslapius galėsite nuspręsti, norite pirkti visą žurnalą ar ne. Jeigu norite pirkti tolimesnius puslapius, tai reikia paspausti šį mygtuką pirkti žurnalą ir jums bus duotas pasirinkimas ar siųsti SMS iš šio įrenginio ar siųsti SMS iš kito mobiliojo telefono. Taigi, tarkime, pasirinkus siųsti SMS iš šio įrenginio, tiesiog paspaudžiame pirkti ir telefonas automatiškai siunčia SMS žinutę, kuri kainuoja 2 litus, tai yra žurnalo kaina. Štai matome jūsų SMS žinutę gauta. Reiškia, sistema patvirtina, kad žurnalas yra nupirktas. Ir toliau galime skaityti visą likusį žurnalą. Nusipirkus žurnalą jis yra parsiunčiamas į jūsų įrenginį, taigi galėsite naudoti jį ir skaityti tenai, kur nėra interneto ryšio. Žinoma, galite pirkti ne tik tai naujausią numerį, tačiau ir pasirinkti vieną iš senesnių. Žmonės suka teigiamą linkme, stengdamiesi suteikti savo auditorijai kuo daugiau galimybių patogiai skaityti savo leidinius. Tikėkime, kad ir kiti žurnalai greitai išleis versijas skirtas išmaniesiems įrenginiams. Na, o šią bei kitas programėles galite rasti internete adresu programėlės.omnitel.lt.